Tai labą rytą visiems. Iš tikrųjų, šiandien susitikome svarbia proga. Norime kartu su generolu Valdu Tutkumi, Žemaičių partijos atstovais, paskelbti, kad kartu su Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija subūrėme taikos koaliciją, būtent su tokiu pavadinimu. Ši koalicija ketina dalyvauti Europos parlamento ir Seimo rinkimuose. Pavadinimas yra neatsitiktinis ir manau, tai eina kalba apie pačią svarbiausią mūsų valstybei šiai dienai temą, bendrai visam pasauliu svarbiausią temą, kadangi mes matom, kad visas pasaulis liepsnoja karuose. Tai tokios mažos valstybės kaip Lietuva esminis tikslas ir užduotis turėtų būti mūsų valstybės ir žmonių interesų atstovavimas. Ir neatsitiktinai prie mūsų koalicijos nutarė jungtis taikos generolas Valdas Tutkus, tai jam pirmajam ir noriu suteikti žodį. Prašau, gerbiamas Valdai. Ačiū labai, gerbiama Irena, ponai ir ponios. Visų pirma, aš tikrai dėkingas Mindaugai Irenai už tai, kad buvau pakviestas jungtis prie šitos koalicijos ir tai padarėme jau prieš kiek laiko, tai ne vakar atsirado ta koalicija. Pirmas momentas, mes labai daug girdim kalbų apie tai, kad visiems reikia jungtis, kad visiems reikia kooperuotis, bet kažkaip tai visi laksto atskirai. Tai vat Mindaugas ir Irena yra kaip tik pavyzdys ir man malonu, kad aš irgi esu dalis šitos koalicijos, tačiau esu kaip ir pasirašėm sutartį, būtent kaip personalija, kaip buvęs kandidatas į kandidatus, sakykime. Tačiau matyt plėsim, nes poryt mes turėsim didelį išplėstinį susitikimą su visų štabu regionuose ir po visą Lietuvą ir spręsim klausimą, kaip būtų toliau. Nes vienintelis kelias, jeigu mes norim tos taikos, jeigu mes norim gerbuvio mūsų žmonėm, jeigu mes norim, sakysim, pasiekti savo tikslus, tikruosius žmonių tikslus, o ne tos, kurios deklaruoja šios dienos valdžia, tai yra jungtis į koaliciją ir maksimaliai keltis, atsiprašau, nuo sofų ir eiti ir balsuoti. Ir tai, ką mes padarėm rinkiminiai kompanijai, yra pakankamai daug ir matyt dėl to tiek Mindaugas, kurio idėja šitos koalicijos, tiek Irena, kuri labai stipriai palaikė ir pakvietė mane ir komandą jungtis. Tai kol kas kalbu už save ir vėlgi, kas yra svarbu. Tai pradėkim nuo Europarlamento, nes dirbtinai stengiamasi padaryti viską, kad žmonių nuomonės, kad žmonių noras balsuoti būtų minimalizuotas. Tačiau tai nėra teisinga. Maža to, kaip jūs žinot, kad partijos, kurios šiandien turi Europarlamente savo žmonės, jom nereikia rinkti parašų. Ir atitinkamai, jeigu mes visi kartu nepasistengsime padėti surinkti parašus elektroninius pirmoji eiliai tiek Žemaičių partijoje, kurios sąraše yra ir mano štabo pagrindiniai žmonės. Tai ir Erikas Pavlovičius, tai ir Algimantas Kirkutis, ir Saulius Arlauskas, ir profesorius Ričardas Burda. Tai yra labai dėkingas Irenai, kad jinai pakvietė mūsų štabo žmonės įeiti į sąrašą. Ir tiesiog noriu paprašyti jūs paremti tiek Žemaičių partiją, tiek krikščioniškos demokratijos partiją sąrašais. Todėl, kad jeigu nebus suteikta, kaip kad atsitiko su manim, suteikta galimybė dalyvauti rinkimuose, tai gausim tos pačius, kurie šiandien. Tai yra tuos, kurie balsavo, mano manimu, kenksmingai Lietuvai už Europos federalizaciją. Kas, gal aš klystu, bet mano gilių įsitikinimų tai veda į pilną atsisakymą nuo savo nepriklausomybės, kuri mums kainavo labai brangiai. Na ir kiti tikslai koalicijos man yra asmeniškai labai artimi, todėl aš besąlygiškai remiu, mes pasirašėme esam sutartį, na, o kaip apsispręs mano štabas, mes tą pamatysim ir matomai apie tai sužinosit šiek tiek vėliau. Dėkoju gerbiamam Valdui. Iš tikrųjų, papildydamas noriu pasakyti, kad mes ne tik tai šiandien paskelbėme oficialiai apie mūsų koalicijos pavadinimą, tai yra tai, kad būtent taikos koalicija eis į rinkimus su labai aiškiais siekiais ir tikslais, kurie bus iškomunikuoti visiems Lietuvos žmonėms. Tai aišku, tas pagrindinis tikslas yra taika ir Lietuvos ir žmonių interesų atstovavimas. To, ko nebuvo jau daug metų Lietuvoje, mes iš karto
to imamės darbų ir manau, kad pirmiausia dabar būtina keisti įstatymą dėl Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose. Kaip žinote, jisai buvo priimtas praeitų metų gruodžio 21 dieną ir aš manau, kad jeigu Ukraina kviečia ar prašo mūsų karių ir karių instruktorių apmokyti jų žmonės karinių veiksmų, tai turi būti daroma Lietuvos, mūsų valstybės teritorijoje arba kitų NATO šalių narių teritorijose, o ne Ukrainoje, dėl to, kad taip elgėsi Jungtinė karalystė, taip elgėsi Vokietija ir daugelis kitų NATO valstybių narių. Dėl to Lietuvai judėti pirmą garvežio ir rizikuoti to, kad mums negalios 5 NATO straipsnis dėl kolektyvinės gynybos, tikrai būtų mūsų nacionalinio saugumo interesų išdavystė ir mūsų valstybės ir žmonių pasmerkimas galimam karui. Tai aš manau, kad to mes leisti negalime ir dėl to jau šiandien aš tas įstatymo pataisas įregistruosiu. Kalbant toliau apie mūsų tikslus ir apie komandą, noriu suteikti žodį Žemaičių partijos pirmininkiai Irenai Stražinskaitei Glinskienei. Prašau, Irena. Labą dieną, gerbiamis svete, gerbiam žiūrovą. Aš jums kreipiaus žemaitų kalbą, dėl to, kad mes visi gyvenant Lietuvo, turėjom suprasti į dzūkų, į suvalkiečių, žemaitų kalbą. Tokia turėtum būti mūsų švietimo politika. Ir aš mysliu, kad jum vertėjai tikrai neprireiks. Klausims, dėl ko žemaitų partija atėjo lygi rinkėjimų. Žemaitų partija skaičiau jau 16 metus, kaip yra sukurta, bet daugelį metų, beveik 10 metų, Ana nedalyvavo rinkimus. Dėl to žmonės ir užmiršė, kad tokia partija yra. Bet Ana ir, kaip ta meškelė, meigoja ir atsiboda. Atsiboda, pradėjo krutėti ir tur tikrą ambicingų tikslų. Aš atėjau į Žemaitų partiją vadovauti ne šiaip savo, pataisyti politiką prestižą. Aš noriu savo pavyzdį rodyti, kad Žemaitis gal būti politiks garbingas, atsakingas, sąžiningas. Lietuvo pakol kas, politika yra metami visokiai šešėlė ir visi politika yra prasti. Patys to žinot. Ir atėti koaliciją su tokia pat partija, katros yra tiksla tokiai patys, arba bent didelė panaši, vertybės tokias patys, būtų didelė neprotinga eiti atskira ir parodyti, kad pagaliau Lietuvo panašis jėgas gal susivienyti ir padaryti žmonėms ton atsvarą, kad neprarastumėm vilties, kad mes galim pradėti gyventi taip, kaip visi svajoja. Tačiau mano būtum toks tikslas. Ir koks uždavinys pats didliausias? Pakelti tų žmonės, nusuopkis, kaip pagerbiams Valds Tutkus, ką pasakė, kad reikia apolitiški, kad reikia niekuomet nebalsauti. Aš einu į žmonės ir aš matau nuotaikas, o nuotaikas ir nikau naptik, nieka nenor, bet tik tą išmeiguoja, ir visi ir gera. Čia ir didelė maž tiksla. Valstybė turi turėti garbingus didelius tikslus, kad gyventų žmonės laimingi. Mano vizija būtum, kad politika būtum tai, kad žmonės gerbtum, nes aniai dirbtų dėl žmonių. Aš nežinau, pasaulyje yra tokia valstybė, bet jeigu mes nieką nedirbsim, mes tokios niekuomet įnamatysim, nesukursim. Dėl to aš kviečiu palaikyti Žemaitų partiją. Žmonės nepalaiko dėl to, kad nežino, kas čia per žmonės, kas čia tokie yra, o mes esam tikra garbingi, teisingi Žemaitė, kad jeigu jau pakėla, tai ją virės. Kaip seksis, pungiai valis, žina tik tą,
Bet viskas priklausys nuo jūsų gerbamis rinkėją palaikymą. Tas 10 000 parašų surinkti ir lengva. Turi žmogų įrodinėti, kad į politiką galėtų ir garbingų kelių. Bet mes esam pasiryžę ir noriu paraginti visus eit į rinkimus. Tai, kad ypatinga, tai, kad niekuomet nedavo. Dėkui. Dėkui gerbiamai Irenai, iš tikrųjų emocinga, tikra žemaitiška kalba ir aš manau, kad Lietuvoje taip ir turėtų būti. Mes turėtume mylėti savo kalbą, mylėti savo kultūrą, atrasti vietos savo garbingai istorijai, kuri susideda iš skirtingų Lietuvos regionų, kurie yra apsijungę į vieną vieningą Lietuvos valstybę. Ir neturėtume skaidyti žmonių į lygius, lygesnius, nes tai yra būtent ta politika, kurią 34 metus vykdė konservatoriai ir visos sisteminės partijos. Nes tai yra tikrai jiems labai naudinga ir jie bijo, kad atsiras politinės jėgos, kurios aiškiai kalbės, kad nori valstybingumą Lietuvoje išsaugoti, kad nori neleisti sunaikinti žemės ūkio, kas aš manau svarbu yra visiems Lietuvos ir Europos žmonėms. Jeigu žemės ūkis atsidurs didžiųjų korporacijų rankose, tada nei smulkus, nei vidutiniai, nei stambieji ūkininkai neturės galimybės priimti savarankiškai sprendimų. Jie turės arba nulenkt galvą ir vergauti didžiosioms korporacijoms ir žaisti pagal jų taisyklės, arba jų tiesiog neliks. Ir tada akivaizdu, kad maisto produktų ir žemės ūkio sektorių kontrolė pereis į rankas tų, kuriems paprasti žmonės visiškai nerūpi. Na, o dabar noriu suteikti žodį teisininkui Erikui Pavlovičiui. Prašau, Erikai. Labą dieną visiems. Labai daug buvo jau pasisakyta. Aš norėčiau pridurti ir palaikyti Žemaičių partijos pirmininkę, kadangi mus taip pat kėlė mūsų sąrašą Žemaičiai. Manau, kad reikia palaikyti iniciatyvą puoselėti Žemaičių kultūrą dar labiau negu jinai buvo, taip pat jų kalbą. Palaikysiu bet kokias iniciatyvas susijusias su tuo, kad žemaičiai galėtų mokyklose mokintis žemaičių kalbos. Ir taip pat palaikysiu bet kokias iniciatyvas, neskaldintant, o vienijant tautą, tai yra įvairias tautinės mažumas. Tai nepriklausomai nuo to, kokios jie yra tautybės ar sakysim, savo požiūrio religijos, visi gali ir turi teisę puoselėti, sakysim, savo kalbą, kultūrą, tradicijas, religijas. Aš visus tos palaikysiu ir manyčiau, kad tai padėtų vienyti mūsų šalį. Antra iš pagrindinių užduočių, kurią aš kaip teisininkas atėjęs į politiką spręsiu, tai yra, sakysim, pas mus yra komandinis susiskirstimas, tai vieni tai, ką žiūrės užsienio politikoje, tai yra išorėje, kas liečia NATO, Ukraina ir kiti, sakysim, konfliktai, kurie gali turėti mums tiesioginės pasiekmes. Aš labiau koncentruotis visgi norėčiau į viešą interesą. Ta, ką ir pasakė gerbiamas Seimo narys Mindaugas Puidokas, o tai viešas interesas, viešo intereso gynimas, tai yra galimas dviem keliais. Vienas kelias yra galimas per iniciatyvas keičiant, ne tik keičiant, o aktyvuojant įstatymą, kas liečia žmonių grupių kreiptis į Seimą svarstyti pakeitimo vieno arba kito įstatymo. Toks įstatymas veikia, tačiau jis yra fiktyvus, tai reikia aktyvuoti. Skatinimas bus šitos iniciatyvos ir antra dalis per prokuratūras, tai yra viešo intereso gynimas, kas susijęs su gamtos tarša, susijęs su medžių kirtimu, kas susijęs su investicijų patekimu į Lietuvą, abejotinų investicijų, sakysim, tai patekimu į Lietuvą, kurios gali tik užteršti mūsų gamtą ar sužlugdyti, sakysim, jau pačią šalį, būti tokia ekologiška, švari ir gražia, kokia jinai dar buvo vakar. Tai būtų pas mane tokie pasisakymai, nenoriu labai daug girtis arba daug žadėti. Linija šita yra ir tos linijos aš laikysiu. Tai dėkoju Erikui, kiek mačiau, yra pasijungęs nuotoliniu būdu profesorius Algimantas Kirkutis, tai norėčiau jam suteikti žodį. Prašau, Algimantai. Labą dieną visiems. Labai malonu, kad toks renginys vyksta Seime.
ir kad vėl žemaičiai, kaip visada, gelbėjo Lietuvą. Čia buvo labai daug pasakyta gražių žodžių apie žemaičių kultūrą, kurios galėtų būti daugiau. Dabar kažkaip taip gaunasi, kad tie mūsų nacionaliniai visi dalykai, tautiniai dalykai, jie kažkaip nuėjo į antrą planą. Ir aš galvoju, kad žemaičiai tai yra ta tautos dalis, kuri gali daug pasakyti šitoj vietoj apie mūsų senus tikėjimus, apie mūsų senus dievus ir panašiai. Ir čia labai svarbu. Kitas dalykas, tikriausiai dabar matot, kad aš ligoninėje dirbu Klaipėdos jūrininkų ligoninėje. Buvo laikas, kai mes norėjom šitą ligoninę pervadinti ir pavadinti Žemaičių ligoninę. Kadangi tai, ko gero, didžiausia tokia įstaiga visoje Žemaitijoje. Dabar, kaip žinot, įkurta Klaipėdos universitetinė ligoninė, kuri aptarnauja visą vakarų Lietuvą ir tame tarpe Žemaičių kraštą. Taip kad aš su kolegom, kaip sakant, atstovauju šitą biomedicininę ir sveikatos pusę. Ir aš galvoju, kad visas šnekas apie kultūrą, apie politiką ir visą kitą aš galėčiau papildyti būtent iš tos, biomedicininės pusės. Nes Klaipėdos universitete veikia sveikatos mokslo fakultetas, kaip minėjau, yra Klaipėdos universiteto ligoninė. Ir aš matau, kad yra labai daug problemų visos mūsų šalies sveikatos apsaugos sistemoje. Nors pati sistema vadinasi sveikatos apsaugos, bet iš tikrųjų tos sveikatos apsaugos praktiškai visai ir nėra. Yra daugiau ligų diagnostikos sistema, kurią bandoma sureguliuoti vienaip ar kitaip, bet matosi, kad čia yra labai daug problemų. Aš galvoju, kad sveikatos politika tai labai aktualus momentas visoje mūsų politiniai sistemai. Nes kas žmogui svarbiausia? Svarbiausia tai yra sveikata. Ir jeigu mes rūpinamės žmogumi, tai turim pasirūpinti jo sveikata ir pirmiausia turim išmokti palaikyti sveikatą. Vidūnas labai aiškiai sakė, žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti, negu ligas gydyti. Dabar mūsų sveikatos apsaugos biudžeto 97-28% yra skiriami ligų gydymui ir tik tai 2 prevencijai ir sveikatos išsaugojimui. Tai aš galvoju, kad šita dalis yra ypatingai svarbi politiniai visoje struktūroje ir jeigu man bus patikėta ir aš jau dalinai tą ir darau, aš pabandysiu reguliuoti šitą sveikatos apsaugos klausimą. Tai noriu palinkėti visiems kolegam sėkmingo darbo. Aš galvoju, kad mes tikrai turime rimtų problemų, kurias reikės spręsti ir jas spręsime visų pajėgumų. Ir čia žemaičiai, kaip visada, gali pasakyti labai svarų žodį, nes labai daug naujų dalykų prasideda dabar Klaipėdoje ir labai svarbu, kad tie dalykai vyktų sėkmingai ir kad jie duotų rezultatą. Taip kad ačiū, geros sėkmės, gero darbo. Dėkoju gerbiamam Algimantui. Iš tikrųjų, sveikatos apsauga, sveika gyvensena, prevencija ligų, siekiant užkirsti kelią, kad žmonės netaptų pacientais vienoje ar kitoje gydymo įstaigoje, kad neturėtų nuolat bėgti į vaistinę, ieškoti vaistų, tai yra labai, labai svarbus dalykai. Ir tik tai tokiais atvejais, jeigu valstybė pradės rūpintis būtent ligų prevenciją, to, kad ir senjorai, ir visa visuomenė, pradedant nuo mažiausių vaikučių, aktyviai sportuotų, judėtų, tada mes turėsime visiškai kitokią, daug sveikesnę visuomenę ir nereikės skirti tiek daug lėšų gydymui. Ir tai nėra tušti žodžiai, tą, ką kalbėjo gerbiamas Algimantas, tai yra faktais pagrįsti dalykai, kad tik tai tos valstybės turi galimybę sukaupti reikiamą kiekį lėšų tiek medikų oriems atlyginimams, tiek galimybę turėti kokybiškai aptarnauti visus pacientus. Tik tai tokiu atveju, jeigu visa visuomenė nėra ligota. Reikia maksimaliai investuoti į tai, kad žmonės būtų sveiki. Ir jeigu tai darysim, tada visai kitaip atrodys visa mūsų šalis ir žmonės bus ir energingesni, ir laimingesni dėl to, kad judėjimas, sveika gyvensena tiesiogiai siejasi ir su mūsų nuotaika ir nusiteikimu aktyviai vienus ar kitus dalykus atlikti. Ir
Mūsų vienas iš Šviesuolių Vidūnas labai aiškiai savo veikaluose visus tos dalykus aprašė, o dabartiniams valdantiesiems visam tam valstybininkų klanui yra labai naudinga, kad žmonės būtų nusivylę, apatiški, depresuoti, netikintis, kad galima kažką tai pakeisti, jiems tai yra tiesiog idealu. Serganti ir ligota ir suskaldyta visuomenė yra jų svajonė, dėl to, kad tokius žmonės yra daug lengviau valdyti ir jais manipuliuoti. Tai turim padaryti viską, kad taip nebūtų. Dabar noriu suteikti žodį Žemaičių partijos vicepirmininkui Egidijui Kaubriui. Prašau, Egidijų. Labą dieną. Visos temos ir visi mūsų ketinimai, matot, graži yra. Esam nesisteminė partija ir kaip žemaičiai dažniausiai mes, galbūt toks likimas mūsų tautos, kad mes turim visą laiką galvoti, kaip gelbėti Lietuvą, nes norim čia gyventi ir gerai gyventi. Ir visi, matot, ketinimai yra geri, nes jeigu 30 metų laisvos Lietuvos vis dėlto žemaičius išjudino, tai reiškia, iš tikrųjų visą laiką, visą politiką valstybės ėjo link to, kad mes šiandien norim būti valdžioj arba dalyvauti bent jau joj, kad norim visų lietuvių, žemaičių palaikymų, norim surinkti reikiamą parašų kiekį, kad galėtum dalyvauti. Visos temos, kokias be galim paliesti, ką pasikreipsi ir paklausius, kas gero per 30 metų atsitiko Lietuvoje, mums labai sunkiai yra kažką gero rasti. Gal kažkurie etapai būdavo, gal kuri partija kažką padarydavo. Paskutinių laikų visi laikraščiai, visi televizija, jūs patys žinom, kaip mes gyvenam. Dabar jeigu galvot, ką mes galim daryti, mūsų kaip žemaičių tikslas gal ir yra tai, kad gelbėt Lietuvą. Reiškia, mes norim vienyti jėgas, esam nesisteminiai, yra daug mažų gerų idėjų, mažų partijų. Dabar esant valdžioje, jie įvaldė visus instrumentus, jie moka padaryti taip, visas geras idėjas padaryti ir valstybės priešais ir kažkaip kitaip. Mes turim viltį, mes galvojam, kad galim vienyti, mes dalyvausim ir visi klausimai, kurie prastina mūsų gyvenimą, ką be galėtų pagerinti, vis tiek viskas mums kaip valstybei turi būti atsiriamę į mokesčius, reiškia į galimybę žmonėm dirbti ir uždirbti. Tai reiškia vėl mūsų kaip regioninė tokia pradžia buvo mąstymo to, kad mes turim viską padaryti, kad ne tik Vilniui būtų mokamos geros algos, kad galėtų žmonės uždirbti pas save regionuose, kad tai būtų, kaip Bruselio yra jau numatyta, regionai gali gerai gyventi. Mūsų valdžia šiandien yra gerai užslėpusi, tautos neinformavusi, kiek mes galim gauti kaip regionai lėšų, kurios gerokai pagerintų mūsų galimybės dirbti ir uždirbti. Tikrai šis laikas yra, kai tautiečiai dėl karo, ekonomikos ir kažkokio intereso per bendrą opiniją keliasi iš Lietuvos, gyventi kitur, ieško būstų. Tai aš manau, čia klausimas yra, kur gal mums paseks išspręsti, kad mes grįšim prie to, kad norėsim ginti savo šalį, nes čia norėsim uždirbti. Savo laiku Suomijos prezidentas, kai jam pasakė dėl Rusijos galimybių užpulti ten ir panašiai ir pradėti ginkluotis, jis atsakė taip, kad dabar reikia rūpintis tauta. Man reikia pasirūpinti tauta, padaryti taip, kad ji gerai gyventų, tada žinau, kad jinai ateis savo šalį ginti. Aš manau, kad mūsų kelias panašus bus žemaičių. Jeigu mums pasiseks suvienyti savo jėgas nesisteminių partijų, gauti palaikymą ir toks mano noras ir mes tą kryptim dirbsim. Ačiū. Iš tikrųjų, gerbiamas Egidijus įvardino labai svarbų dalyką, kad mes siekiam vienyti, mes siekiame telkti, mes kviečiame ir kalbame su įvairiomis politinėmis jėgomis, visuomeniniais judėjimais, su ne viena politinė partija, dėl to, kad mes aiškiai suprantam, kad per kiekvienus Seimo rinkimus tradicinės vertybės atstovaujančių politinių jėgų 220 maždaug tūkstančių balsų, pavyzdžiui, per praeitus 2020 metų Seimo rinkimus buvo išmesta į šiukšliadėžę. Kodėl aš taip sakau? Aš sakau remdamasis faktais, kad tai yra visos tos mažos politinės partijos, kurios nesurinko 5% balsų Seimo rinkimuose, jų visų rinkėjai neturi savo atstovo šiai dienai Seime.
Ir dėl to mes turime tokią liberal-konservatorių valstybininkų klanų kontroliuojamą koaliciją, kuri priima žalingus sprendimus visai Lietuvai. Vadinasi, politinės jėgos, jeigu jos nesugebės susėsti prie apvalo stalo ir prie to apvalo stalo sukalbėti dėl esminių dalykų, na pavyzdžiui, apie ką kalbam mes visi, kad pavyzdžiui, negali būti tradicinių vertybių stuburas formuojamas kažkur tai už šeimos ribų, kad šeimoje jis yra formuojamas. Ir valstybė negali sakyti, kad jinai geriau žino už tėvus, kaip auklėti mūsų vaikus. Tėvai turi teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus. Tai yra paprasti dalykai, bet jie yra esminiai, nuo jų prasideda visos mūsų valstybės gyvenimas. Ir jeigu tas pamatas yra silpnas, tai valdžia tuo naudojasi ir jinai mums pasakoja, kabindama makaronus ant ausų visokias pasakas, kad va maždaug valdžia palankstys tą stuburą ir nurodys mums, kaip ta šeima turi atrodyti, kiek ten turi būti toje šeimoje tėčių, mamų ir panašiai. Tai aš manau, kad tai nėra tas dialogas, su kuriuo mes turėtume sutikti visų pirma. Ir jeigu mes norim situaciją pakeisti, mes turime vienyti ir sutelkti jėgas. Jeigu tų jėgų sutelkti ir suvienyti nepavyks, tai brangieji vėl 200 000 ar daugiau balsų bus padalinti konservatoriams, liberalų sąjūdžiui, Laisvės partijai ir kitoms didžiosioms partijoms kartu su socialdemokratais prieš akiją, nes dabar, kaip matot, pagal 2K projektą puikiai yra žaidimas vykdomas vėl tas pats, pasenęs, senas, nuobodus žaidimas, kad Lietuvoje yra pasirinkimas tarp dviejų partijų. Jeigu nelaimi konservatoriai, tada tegul laimi socialdemokratai. O ar yra skirtumas, ar tu gauni Kubilių su Landsbergiais prieš akiją, ar tu gauni Kirkilą su Paluckais ir kitais. Na, Kirkilo, sakysi, dabar jau pas jos nėra, bet esmės tas nekeičia, projektas puikiai funkcionuoja ir veikia švytuoklės principų jau daugybę metų. Ir vienoje ar kitoje koalicijoje visą laiką šios politinės partijos vaidina labai svarbu arba lemiantį vaidmenį. Ir jeigu nevaidina lemiančio vaidmens, tai per ministerijas tos lemiančius vaidmenis susitvarko. Ir tokiu būdu vėl visi mūsų žmonės būna eilinį kartą apgauti, pasakysiu kabutėse, išdurti, negražu šitą žodį, dėl to, kad tai yra tiesa. Žmonėm manipuliuojama, jie yra apgaudinėjami ir jeigu tie 220 000 balsų būtų atėję vienai politiniai jėgai, susivienijusiai politiniai jėgai, šiandien ta politinė jėga turėtų daugiausiai Seimo narių Seime, nes jinai būtų laimėjusi 2020 metų Seimo rinkimus. Ar tai yra svarbu? Aš manau, kad tai yra svarbu ir kad 2024 metai yra tie metai, kai mes neturime galimybės sėdėti ant sofos ir atsitraukti. Dėl to mes ir sakom, mes einam į Europos parlamentą, žmonės nesupranta savo, kodėl jūs einate į Europos parlamentą, ko jums ten reikia. Atlyginimo didesnio, norit pabėgti iš Lietuvos. Tai realybė tokia, kad duok Dieve, kad vienas arba du mūsų sąrašo atstovai sugebėtų patekti į Europos parlamentą ir kad tada mūsų vienijanti koalicija sustiprėtų prieš Seimo rinkimus. Kad mes galėtume atstovėti svarbius balsavimus Europos parlamente, kai spręsis Lietuvos valstybingumo klausimai, ką kalbėjo generolas Valdas Tutkus. Būtent jeigu federalizacija įvyksta ir tampa ES jungtinėmis Europos valstijomis, nu tai viskas, mes tada kaip valstybė neturėsim balso. Mes turėsim klusniai kaip klapčiukai linksėti ir atlikti jų visus ritualus ES ir Briuselėje. Ir būtent Europos parlamente spręsis, ar žemės ūkis bus sunaikintas. Kodėl protestuoja ūkininkai visoje Europoje, Vokietijoje, Niderlanduose, Belgijoje, kodėl, atsiprašau vėlgi už negražų pasisakymą, Briuselėje ant Europos parlamento pastatų yra pilami, atsiprašant, Tai dėl ko? Dėl to, kad ūkininkai mato, kad su jais yra visiškai nesiskaitoma, kad jų veikimo, sakykime, būdas yra naikinamas, jų savarankiškumas yra naikinamas, žemės ūkis yra naikinamas. Tai mes to leisti negalime ir dėl to noriu suteikti žodį ūkininkui Marijui Čekavičiui, kuris yra išgarsėjęs tuo, kad labai rūpinasi mūsų ir piliakalniais, ir kultūra, rengia žemaitukų žygius ir pats jos augina, bet visų pirma, noriu pristatyti kaip žmogų ir mūsų komandos narį, kuriam iš tiesų, kaip ir mums visiems, labai rūpi Lietuvos ir Žemaitijos likimas. Prašau, Marijau. Labdien visiems dalyviams, žiūrovams. Kodėl mane paragina aplinkybės ateiti į ton telkti taiką,
kodėl truputį žemaitiškom pakelti iš tokių žemumų. Žemaitė esam Lietuvo pagrindinė ir buvom jėga, kuri lietuvybė atstovėjai. Visos netgi eilėraščiuose rokuojama Žemaitė atlapotom krūtinėm kaip skydas, visą laiką gydė Lietuvą. Esu ekologinis ūkininkas. Gaspadariau jau didelę senę. Pagrindinis žmogaus gyvenims nuo gimimo iki mirties yra saugums. Saugums yra užtikrinimas ne tik tas taika, kuo mes jau didelę noram ir tum gyvenam, bet saugums žmogaus gyvenime yra užtikrins ir kokybiškų saugių maistų. Mano tikslas, tarkim, jeigu papulam dalis žemdirbių į Europos parlamentą, kad viso Europos Sąjungo būtų pridėtinis vertės mokestis ekologiškiams maisto produktams nulinių tarifų. Mums tektų siūlyti savo čiesų į Vytenio Andriukaičio, tai nebuvo atsižvelgta. Buvom pasiekinti, kad Lietuvo 5% buvo pridėtinis vertės mokestis ekologiniam maistui. Ir tas dalykas, kai atėjo toks kubelius, iškart buvo nubrauktas. Žmogaus gyvenim kokį priklauso ir nudainavimai nušokiu. Aš dronce pasakau, kad Žemaitijų atkūrė gegužinės naktišokius. Ir tas dalykas jau tam tokiu gražiu pripratu. Žemaitę stengiamės išlaikyti ir mūsų istorinis toks vertybės, kur mūsų probučia gyvena. Tvarkom piliakalnius, prižiūram jų teritorijas, vakus mokinam ir rokujame žemaitišką. Kvitų visus lietuvius žemaičius, kas dar nespėjot pasirašyti tik elektroniniu būdu, tik ant tų popierinių lapų, kad Žemaičių partija galėtų per maruozus sustartuoti ir dalyvauti Europos parlamente, kartu sutelkti taiką, nes mūsų siekiamybė yra išlikti. Jeigu pasižiūrėsit senusius žemėlapius, Žemaitija ir vidury Europos, ir kaip trikams, kaip širdis, mes ir tebesam istorinė Europos žemė ir centras, kaip širdis. Duodam galimybę mums išlikti kaip žemaitėms, išsaugoti savo vakus ir mes iš tikrųjų savo nuoširdų patyrimą, kurį turim savo gentį, savo tauto, mes daugiausiai Europą kariavom su neprietėlės. Nėra antros tautos, ko geras vietė. Gal netgi jau tuo pačiu Europą. Mes turim supratimą, kas yra brangu. Tai taika ir žmogaus saugoms nuo gimimo iki mirties. Gyvūkiam, būkiam laimingi, sėkmės mums visiems darbuose. Dėkoju iš tikrųjų Marijui už tokias giles mintis ir iš tiesų mūsų taikos koalicija turės galimybę būti tik tai dėka visų jūsų, kurie klausote šią mūsų spaudos konferenciją, kurie esate čia gyvai kartu su mumis Seime ir kurie esate pasklydę po visus Lietuvos kampelius. Ir kviečiame tikrai labai nuoširdžiai visus jūs jungtis prie mūsų koalicijos, padėti mums surinkti parašus tam, kad taikos koalicija turėtų galimybę kandidatuoti. Nes be parašų surinkimo ši koalicija negalės būti ir nesvarbu, jei surinks parašus tik viena partija, kažkuri iš dviejų, taipogi mes taikos koalicijos kaip pasirinkimo mūsų rinkėjams atėjus balsavimo dienai neturėsime, nes tik tai dvi partijos gali sudaryti koaliciją. Dėl to, brangiai, yra svarbus kiekvienas parašas už Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partiją ir už Žemaičių partiją. Nes be tų parašų tiesiog taikos koalicijos jūs kaip pasirinkimo demokratinėje valstybėje neturėsite. Nes valdantieji, keisdami rinkimų kodeksą, padarė viską, kad apriboti galimybės dalyvauti rinkimuose naujoms politinėms jėgoms, kurios neturi milijoninių biudžetų iš valstybės dotacijų. Mes turime lygiai 0 eurų valstybinės dotacijos. Lygiai 0 eurų. Mes viską darome tik tai žmonių paramos dėka. Mes neturime jokių oligarchų, kurie mus remtų. Mes einame pačiu sunkiausiu keliu ir jeigu tas sunkiausias kelias pasirodys žmonėms priimtinas, tada taip mes būsim kaip pasirinkimas, mes kovosime viską, kad tradicinė šeima, kad mūsų vaikai, mūsų seneliai turėtų galimybę gyventi, augti ir klestėti saugioje Lietuvoje. Ir taip, tai ką sakė Marijus, Lietuva privalo būti išskirtinė valstybė. Ir mes tik tai tuo esame įdomus pasauliui ir Europai, jeigu mes sugebėsim išlaikyti savo išskirtinę kultūrą, išskirtinę kalbą, savo tradicijas, jas parodyti kitiems.
per turizmą, per kitų sektorių vystymą. Mes privalome būti ekologiška valstybė, nes maža tokia valstybė kaip Lietuva tą gali padaryti ir tuo savo išskirtinumu būti konkurencinga visoje Europoje ir pasaulyje. Jeigu mes būsime vienodi ir tokie kaip visi, mes būsime nuobodus ir niekam neįdomus, mes būsim visų užmirštas užkampis. Na ir užbaigiant mūsų spaudos konferenciją, noriu suteikti žodį generolui Valdui Tutkui. Prašau, Valdai. Ačiū gerbiamas Mindaugai. Na, visų pirma, jūs turbūt atkreipė dėmesį, kad tiek Mindaugas, tiek Irena, tiek Erikas, tiek Marijus, tiek Algimantas praktiškai labai aiškiai išdėstė, kad taikos koalicija turi viziją Lietuvai. Taikos koalicija turi viziją Lietuvos žmonėm, būtent Lietuvos žmonėm. Vėlgi, aš turiu minėti, nes paliesti klausimai buvo ir medicinos, ir švietimo, ir kultūros. Tai yra tai, kas yra svarbu, kada mes jūs atstovausime Seime. Bet taip pat labai svarbu yra ir būtent Europa. Turbūt, kas domėjęs, niekam nepaslaptis, aš esu važiavęs, reiškia, prieš pat dar to rinkiminių metų po kai kurias Europos valstybės, susikau su eile parlamentinių partijų Austrijoje, Vokietijoje, Slovakijos, Italijos ir kitų. Ir ką aš pamačiau ir ką aš pristačiau tiek Mindaugui, tiek Irenai, apie tai, kad Europa jau bunda. Tik tai mūsų, kaip visada, pabaigoje, reiškia, kažkur tai Europa bunda, suprasdama, kad vertybės siūlomas yra ne tos, kad federalizacija yra ne ta, kad kelias, kuris dabar bandomas įbruktų globalistinių jėgų, yra ne tas, kad mes kaip Lietuva turim turėti savitą kelią. Vėlgi, tai, kas mūsų koalicijoje yra suprantama, tai yra plačiaja to žodžio prasme. Tai atsiprašau, taika tai nėra apie tai, kad kaip dabar labai matinga, tai, kaip ta Lietuva pavoja, rusai puola. Nepuola mūsų tie rusai ir nelabai mes jam įdomus. Tai yra taika pirmoji eilėje, reiškia, mes turim suburti tokią bendruomenę, reiškia, kuri rūpinsis savo taiką, kuri rūpinsis ir minėjau jau ne kartą planą, kaip tą padaryti, aš turiu. Ta planą turi Mindaugas, tą planą turi Irena. Mes turim tai mus ir subūrė, tai yra kertinė vertybė, tai yra, kad mums reikėtų gyventi taikoj. Bet taika mumis suprantama irgi kaip taika viduj, kad reikia nustoti skaldyti mūsų Lietuvą. Tai kažkokios tai mažumas trukdo, tai kažkokios tai kultūros, tai kažkokia tai kalba trukdo, tai vakcinos arba ne vakcinos, tai, pažiūrėkit, kas aplink darosi. Tai bet koks mažiausias judesys vietoj to, kad paskatint, vietoj to, kad pritraukt ir vietoj to, kad suvienit, pas mus yra skaldoma. Aš, jeigu leis Mindaugas, ir dar kartą jau einu į pabaigą, bet noriu pacituoti Gajų Julių Cezarį. Jo principas buvo skaldyk ir valdyk. Tačiau noriu priminti mums visiems, tas principas buvo taikomas okupuotom valstybėm, ne savo, nes Roma buvo vieninga kaip niekada. Ir plebėjus, ir patricijus, ir visi kiti buvo vieninga kaip niekada. Tai mes ir norim taikos, kad būtumėm vieningi kaip visada. Ateis laikas, aš tikiuosi, mes dar ne kartą kalbėsim ir čia, ir kitose forumuose, bet šiandien yra kertinis klausimas parašai. Aš suprantu, kad Žemaičių partija, neseniai atsigavo. Tai yra gyva partija, tikra partija, vertybių partija. Tačiau galvoju, kad galima keisti ir savo Žemaitijos problemas, galima keisti ten kažkur pas save, Žemaitijoje. Ne. Jas reikia keisti Europoje, jas reikia pristatinėti plačiai, nes tai mūsų vertybė visos Lietuvos. Žemaičiai visada buvo skydas. Tai yra mūsų kultūra visos Lietuvos ir jas reikia pristatinėti mūsų valstybei. Tai yra atstovauti ir kovoti už jas Seime. Tai dėl šito. Tai dar kartą aš noriu paprašyti, kad suprastumėt, kad jeigu nepakilsim, jeigu elektroniniu būdu į lapus nepasirašysim už Žemaičių partiją, už Krikščioniškos demokratijos partiją, atsiprašau, Europos Sąjungoje gausi tuos pačius. O tie patys sako ką? Reiškia, laukia mūsų prezidento Vladimiro Zelenskio. Tai jeigu, reiškia, tiem Vladimiras Zelenskis yra mūsų prezidentas, tai man jie Europoje nereikalingi.
Aš nežinau, kodėl Lietuvai reikalingi. Tai jeigu mes nesurinksim, mūsų koalicijai nepadėsim surinkti parašų, tai gausim tą patį. Vėl sėdės Kubilius, vėl sėdės Juknevičienė, von Gabrielius slėdės tepa į komisarus. Tai ką mes turėsim? Man gaila, kad mūsų žmonės galvoja, kad kažkas tai už jūs išspręs. Išspręsim mes kartu. Atsiprašau, šiek tiek ilgokai, bet aš nuoširdžiai sveikinu Žemaičių partiją, Krikščioniškos demokratijos partiją ir aš tikiuosi, kad mūsų ta trečia jėga, jinai pakankamai didelė jėga, kuri paremė mane rinkimuose. Bet kaip aš ir minėjau, reiškia, aš besąlygiškai remiu koaliciją ir esu pasirašęs ant sutarties, tačiau koks sprendimas bus mūsų štabų, mes sužinosim poryt. Ir tada informuosiu pirmoji koalicijos lyderį, reiškia, koalicijos lyderė ir aš irgi prie lyderių pasiprašysiu. Tai gal tiek. Dėkui. Tai dėkui gerbiamam Valdui. Iš tikrųjų, aš irgi noriu papildydamas pasakyti, kad Valdas Tutkus ištesėjo savo duotą žodį žmonėms, kai kandidatavo į Lietuvos Respublikos prezidentus. Kaip matome, jo nėra taikos koalicijos kandidatų sąraše į Europos parlamentą. Valdas Tutkus tikrai bus mūsų koalicijos sąraše rinkimuose, Seimo rinkimuose. Ir abieji šitie rinkimai tikrai yra svarbus, kaip ir yra svarbu tesėti savo duotus pažadus žmonėms. Lygiai taip pat 2019 metais, kandidatuodamas į prezidentus, aš taip pat žmonėms daviau žodį, nors tuomet galėjau tikrai tapti Europos parlamento nariu, bet aš pažadėjau, kad jeigu aš kandidatuosiu į prezidentus, aš į Europos parlamentą neįsiu nors ir ten ir būčiau galėjęs patekti ir gyventi lengvą gyvenimą. Bet tuo metu tokios kritinės padėties Lietuvai nebuvo, o dabar ta kritinė padėtis yra visiškai tokia, kad galimybės pakeisti tą situaciją, kokie sprendimai bus priimti 2024 metais, nebus. Ir dėl to globalistai, sorošinės, švabinės jėgos, kurios susitinka Davoso forumuose, meta visus finansus ir visas jėgas, kad Europoje į Europos parlamentą nebūtų išrinktos tos politinės jėgos, kurios pasisako prieš ES federalizaciją. Jie turi metę visus pajėgumus ir mes privalome padaryti, kad iš Lietuvos, nors keletas Europos parlamentarų balsų būtų tie, kurie nepalaiko to, ką palaiko dabar Kubilius ir Juknevičienė, kuriems tėvynė ir Lietuva yra tušti žodžiai. Jiems tai yra tušti žodžiai, jie seniai tarnauja globalistų interesams, jiems Lietuvos likimas ir valstybingumo likimas nerūpi, jiems konstitucija mūsų nerūpi, nes galima konstituciją interpretuoti pasitarus su dvasiomis, tamsiame kambarėlyje ir galima priimti tos sprendimus, apie kuriuos konstituciją rašė ir kūrė signatarai, neturėjo net mintyse nieko. Jie nieko net nežinojo apie tos dalykus, apie kuriuos dabar interpretavo Žalimas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, dabar Laisvės partijos atstovas į prezidentus. Tai yra tiesiog juokinga ir brangieji, netikėkite, kai jums meluoja. Kai sako, kad Lietuvoje yra per mažai pinigų, kad mes negalime mūsų valstybėje nieko pakeisti. Tai pinigų tikrai užtenka, bet nereikia leisti tų pinigų iš biudžeto ištaškyti milijardais. Ir paskui žmonėms vėlgi meluoti, kabinti makaronų ant ausų ir sakyti, kad pinigų biudžete neturime senjorams, neturime sveikatos apsaugai, neturime mokytojams, neturime dėstytojams, neturime niekam. Ir Lietuva ką daro? Išsivaikšto. Kam tai yra naudinga? Tik tai Lietuvos priešams ir tiems, kurie nenori, kad mūsų valstybė išliktų. Tiems, kurie nori, kad čia būtų pilkoji buferinė zona nuo Rusijos. Mes privalome suprasti, kad mes privalome būti valstybė, o ne buferinė zona. Jeigu mes būsime buferinė zona, mes būsime bet kuriame konflikte tarptautinėme paaukoti kaip pėstininkas kare. Mes turime stengtis ir daryti viską, ką darė mūsų tarpukaryje diplomatijos pagrindiniai veidai, tokie kaip Stasys Lozoraitis. Jie stengiasi padaryti viską, kad Lietuva išliktų. Kad mūsų vaikai ir vaikaičiai galėtų kalbėti lietuvių kalbą. Tai dabar pasižiūrėkime į demografinę padėtį. Pasižiūrėkime į tai, kokios sąlygos yra sudarytos Lietuvoje gyventi jaunoms šeimoms, įsigyti būstą ir kitus dalykus. Tai yra padaryta viskas, kad jie išvyktų iš Lietuvos. Tai jeigu Lietuvoje lieka vien senjorai, kaip ta valstybė galės gyventi ir gyvuoti po 50 metų? Tai brangieji, tai netušti žodžiai. Aš dar kartą, užbaigdamas šią spaudos konferenciją, nuoširdžiai sakau, pabuskime šiandien, čia ir dabar, junkimės, dirbkime kartu, arba kitos galimybės tiesiog galime nebeturėti. Dėkui Jums.
Klausimų gal kas turėsit? Великий человек Уинстон Черчилль сказал в свое время: не желайте здоровья, не желайте богатства, а желайте удачи. Потому что на «Титанике» все были богатые, все были здоровые, но вот удача была у единиц. Так вот, к сожалению, был президент, который оказался сбитым летчиком. Так вот, вам пожелание удачи и не уходить с поля боя, как генерал Туткус в свое время не уходил с поля боя непобежденным. Ačiū labai už pasiūlymą. Sėkmė yra labai gerai. Labai gerai. Bet aš norėčiau, pratęsdamas jūsų tikrai nuostabę mintį, nes be sėkmės, aišku, nieko nebūna, bet žmonių parama ir palaikymas, ir tas pats numuštas lakūnas, mes kalbame apie Rolandą Paksą, nebūtų numuštas, jeigu tauta jį savo metu būtų palaikius. Dėkingas Mindaugui, reiškia, aš, sakysim, nemelosiu, reiškia, Mindaugas ir Irena siūlė man vest sąrašą Europos Sąjungą, bet kaip mes ir kalbėjom, principas yra labai aiškus. Kaip Mindaugas savo laiku atsisakė kandidatuoti, nes pažadėjo žmonėm, aš žmonėm pasakiau, kad aš turiu likti čia. Dabar dėl palinkėjimo tikrai dar kartą dėkoju ir noriu visiems žmonėm pažadėti dar kartą. Aš nepasitrauksiu ir nenueisiu nuo kelio. Nutariau dirbti žmonėm, kiek galiu ir kiek turiu jėgų. Ir nesitrauksiu šito kelio. Vėlgi noriu pacituoti, ką pasakė Mindaugas Puidokas, tas yra labai svarbu. Mūsų neremia milijonieriai, mūsų neremia oligarchai. Ir žmonėm kartais tai atrodo keista, o tai nieko keisto, nes niekas neremia jokių partijų, būsimų prezidentų, būsimų ministrų už ačiū. Visus paramos pinigus reikia atidirbti. Ir man labai norėtųsi, kad žmonės tą suprastų, kad jeigu mūsų koalicija eina remiantis į jūsų viltis, į jų norim atstovauti ir norim dirbti vardan Lietuvos, vardan visų Lietuvos žmonių, įskaitant mažumas, daugumas ir taip toliau, išpažįstančios mūsų kultūrą ir mūsų tradiciją ir skaitančiom šitą žemę savo tėvynę, tai supraskit, kad jeigu kitą kartą, toks lyrinis ekskursas dar porą minučių yra, reiškia, tai mane labai dažnai iš regionų klausė, reiškia, tai Valdai, kur tavo plakatai? Kodėl tu neužsakai filmuko? Kodėl tu? Todėl, kad pinigų nėra. Todėl, kad nėra pinigų. Tai tada pagalvokit patys, ką. Konservatoriai turi daug pinigų. Neskaičiavau, aš svetimų niekada neskaičiuoju. Bet kai pasižiūri, tai, o dabar Šimonytė greitai pristatinės per visas televizijas, tai turbūt uždyka. Tai ne, tai pagalvokit patys, ką jūs norit matyti Europos parlamente šitame etape. Ir ką jūs norėsit matyti parlamente, kuris sprendžia pagrindinius sprendimus. Ir jeigu kiekvienas, kuris šiandien mus klauso, kuris žiūri komentaras TV, karštą komentarą skaito, kuris domisi, skaito Facebooką, tiek mano, tiek Mindaugo, tiek Irenos, tiek visų mūsų, jūs suprasit ir pakelsit savo kaimynus, savo draugus, savo giminės ir pasakysit, eik balsuot, geras žmogau. Tai šansas pas jūs atsiras. Vieną kartą aš esu paminėjęs interviu, manęs paklausė, ką darysi, jeigu tu praloši prezidentinius rinkimus. Ir aš pasakiau, aš ir dabar taip sakau, aš tikrai nepralošiu, mano gyvenimas sutvarkytas. Jūs pralošit, nes aš veržiausi į prezidento poziciją, remiamas rimtų politinių jėgų, beje, Žemaičių partija padėjo rinkti parašus, Krikščioniškos demokratijos partija padėjo rinkti parašus, partija kartu su Vyčiu, kuriai irgi kelias atviras prie tam tikrų sąlygų. Reiškia, tai padėjo, reiškia, ir, sakysim, aš nieko nepralošiau. Aš manau, kad pralošė Lietuvos žmonės, todėl, kad ėjau dirbti ne dėl savęs, ne dėl savo šeimos, ėjau dėl jūsų. Lygiai taip pat mūsų taikos koalicija šiandien eina dėl jūsų. Sėkmės mums reikės, bet
jūsų pasitikėjimo ir jūsų, azarto, jeigu norit, ir jūsų nenusivylimų. Nes lengviausia nusivilti ir nieko nedaryti. Nes pažiūrėkit, kas šiandien yra. 3 partijos, jas vadina visi sisteminėm. Kitos atseit nesisteminės. Kas remia Nausėdą? Pasakysiu, socialdemokratų ir regionų partija. Tai ar jos nesisteminės? Ar jos nenori? Ar jos nori pakitimų? Tai kokiegi bus pakitimai, jeigu jos remia tą patį prezidentą, kuris moka tik Ukrainos vėliavą pabučiuoti? Negaliu aš įvardinti kitų gerų dalykų. Tai ir pagalvokit, tai kas liko? Tai mes likom. Ir noriu paprašyti visų tą informuoti apie tą žinią, kad likom mes, taikos koalicija. Tai va. Eton pabungos, da, tokį linksmą anekdotą papasakos. Kas ir politiks? Politiks ir kaip maža vaka vis stikla. Jie uždėlsi ir nepakeisi, žinokit, pasmirs. Kiek dabar tokių pasmirdus politikų mes turim savo seimi? Apste. Mes turim įsivadauti iš tos situacijas, kad nieko negal pakeisti. Ir daug žmonių, kad ryte apsaka, o kun tu čia pakeis? Niek nepakeis, vis teik. Mes galim pakeisti, bet čia priklauso pirmiausia nuo tų žmonių, kad reikia patikės mumis. Aš didelė dėkavoju ir didelė visiems jums, tuo pat į mūsų koaliciją, kad ir tikrą nuoširdį linku sėkmės. Dėkui visiems. Ačiū, geros dienos. Ačiū.